keletas, gali būti, kai vyras greitai baigia 1 minutė ir viskas. Žiūrėkit, gali būti keletas priežasčių, gali būti psichosomatika, jeigu su nervais, su stresais, su miego poilsio režimu viskas gerai, tada yra hormonų, yra 4 ar ne laimės hormonai. Vienas iš jų, serotoninas, atsakingas yra už ejakuliacijos kontrolę. Ir galbūt tada trūksta amino rūgščių, kaip jau esu minėjęs, triptofano, tokio vienos iš amino rūgščių, kurią mes turim gauti nesusintetintą, o tiesiogiai visą sveiką. Triptofano galima gauti mityboje, riešutai, graikiniai lazdyno riešutai, paukštiena, geriausiai laukinė būtų, bei lašiša. Jeigu tai yra mūsų mitybos racione, bet tai turi būti pakankamas kiekis, ar ne, ir turi būti vėlgi vengta žalingo įpročių. Tada jau mes gaunam to triptofano būtent iš mitybos, ar ne, fiziologinį būseną. Jeigu negaunam, tada turim pasinaudoti su maisto papildais, kad jo gauti. Ir tai kontroliuoja būtent trukmę akto, ar ne? Nes jau iki 2 minučių vadinama medicinoje yra trumpas lytinis aktas. Svarbu iš tikrųjų tas faktas, kad vien tik mityba ir maisto papildai nepadės. Turi būti, sakau, ir psichosomatika, centrinė nervų sistema gerai suvaikščioti, kaip sakant, signalai, biodinaminiai procesai, signalas iš galvos į galvutę turi vaikščioti gerai, be nukrypimo. Ir tokiu atveju viskas pasitaiso. Bet tam